Labas vakaras, garbė Jėzui Kristui. Tęsime toliau žvilgsnį į pačią pradžią. Dievas sukuria pasaulį, sukuria žmogų ir pačioje pradžioje randame dramą. Drama yra vyro ir moters drama. Ir ta drama tęsiasi. Jinai vyksta kiekvieno mūsų gyvenime, ta pati drama. Toks archetipinis įvykis, kuris paskui kartojasi įvairiom modifikacijom. Tai štai dabar žvelgime į tą, reiškia, tos pačius svarbiausius dalykus, kad atpažintume, kas čia darosi ir mūsų gyvenime ir ką Dievas duoda, į ką Jisai kviečia mus šiandien. Tai primenu trumpai. Bet kokį klausimą, kokią temą liesdami krikščioniško tikėjimo, pirmasis išeities taškas mūsų yra tai, kad Dievas sukūrė žmogų, tame tarpe ir mane, laimei. Dievo planas, Dievo valia yra laimė. Žmogaus laimė apskritai ir konkretaus žmogaus, tame tarpe ir mano laimė konkrečiai. Dabar ta laimė, žmogaus laimė yra bendrystėje. Komunija, tas komunijo žodis bendrystėje yra žmogaus laimė, o bendrystės sąlyga tam, kad būtų artima bendrystė, reikalingas pasitikėjimas. Tai štai yra išeities taškai mūsų. Štai Dievo planas ir Dievas sukuria žmogų labai geroj, palaimintoj būsenoj ir tai yra labai didžiulis atvirumas tai bendrystė. Ta būsena yra, reiškia, milžiniško atvirumo, o tas atvirumas yra dėl to, kad žmogus iki nuopuolio turi pilną pasitikėjimą viskuo, nes viską kontroliuoja, viską savo delnuose laiko mylintis visagalis Dievas. Taigi jis gali ramiai pasitikėti. Ir biblinis simbolis tam pasitikėjimui išreikšti yra nuogumas. Nuogumas yra daugiaprasmis, keliaprasmis biblinis simbolis, kurio labai svarbi prasmė yra tas gebėjimas nematyti grėsmės savo mažume, savo pažeidžiamume, savo ribotume ir tame jokių problemų. Ir iki nuopuolio žmogus gali tiesiog džiaugtis ir švęsti savo mažumą. Šitą situaciją radikaliai pakeičia nuopuolis. Pirmoji nuodėmė, pirmųjų žmonių nuodėmė šitą situaciją drastiškai pakeičia. Ir to pasikeitimo esmė yra nepasitikėjimas. Žmogaus esminė laikysena tampa nepasitikėjimas ne tik tai Dievu, bet ir iš to nepasitikėjimo Dievu išeinantis nepasitikėjimas viskuo. Vienintelis, kuris yra patikimasis mano paties atžvilgiu, esu aš pats. Kur tikrai žinau, kad nori kažkas mano laimės, kad tikrai yra mano pusėje ir aš galiu pilnai pasikliauti, dėja esu tik aš pats. Ir nesunkiai matome, kad tai yra radikalaus vienišumo būsena, nes aš tada užsidarysiu nuo kito, aš jo neprisileisiu arti, kadangi jis yra nepatikimas. Ir puolęs žmogus atsiskiria nuo kito, pasistato sienas nuo kito, tam, kad apsisaugotų, nes kitas nežinau, ar yra geranoriškas. Tačiau jeigu aš pastatau sienas, jos mane ne tik tai apsaugoja nuo kito, bet ir atskiria nuo kito. Ir tame yra puolusio žmogaus tragedija, nes tokiu būdu jisai atskiria save nuo bendrystės. Pasistatydamas sieną, aš ne tik tai save apsaugau, bet ir atskiriu save nuo bendrystės. Jeigu yra tiesa, kad žmogaus laimė yra bendrystėje, toje gilioje draugystėje, tame didžiuliame artimume su kitu, tai tada nepasitikėjimas kitu šitą bendrystę iš pagrindų ardo, iš pagrindų daro neįmanoma. Tai čia yra puolusio žmogaus būsena, labai vieniša būsena. Bet kadangi žmogaus širdis sukurta laimė, žino tai, trokšta laimės,
bet atsisako sugrįžti pas vienintelį, kuris gali žmogų išgydyti, sutvarkyti, atsisako sugrįžti pas Dievą, tai žmogus bandys laimės ieškoti kitur, bandys laimės ieškoti savais resursais. Tai, ką jis gali pasiekti, ką jis gali kontroliuoti. Ir tai ir yra puolusio žmogaus tas esminis, reiškia, gyvenimo kryptis, esminis tas veržimasis, kur žmogaus širdis, tas dvasinis pradas žmoguje yra milžiniškos energijos ir jisai nenurims. Jisai vis tiek ieškos, blaškysis, daužysis, statys milžiniškus projektus, darys. Ir kitas archetipinis pasakojimas šventajame rašte, pradžios knygoje, apie tai yra Babelio bokšto statyba. Žmogus savo jėgomis statys statinį su dangų siekiančia viršūnė. Savo jėgomis pasieks laimę. Ir Babelio bokšto statytojai tą daro naudodamiesi technologiją, technologijos pagalba. Jie dega plytas, naudoja bitumą ir stato bokštą su dangų siekiančia viršūnė. Tai čia esame mes. Kiekvienas iš mūsų asmeniškai, kiek esame puolę žmonės, turime savo projektus. Kaip mes pasieksime laimę be Dievo, nes Dievas nėra patikimas. Puolusio žmogaus giliausių įsitikinimo, Dievą, gal jį reikia atsižvelgti, jeigu įmanoma, reikia juo pasinaudoti, bet gyvenimo vairą laikau aš savo rankose ir aš savo jėgomis, naudodamasi savo protu, resursais man prieinamais, aš sieksiu laimės, darysiu save laimingą. Be abejo, šitas projektas nepavyks. Babelio bokšto statyba nepavyks. Ir kiekvienas žmogus asmeniškai, visos grupės žmonių, valstybės, civilizacijos, kultūros, tiek, kiek jos yra puolusios, jos stato Babelio bokštus. Pradžioje viskas einasi kaip ir neblogai, bet po kurio laiko pradeda strigti ir tai, kas pradžioje atrodė kaip gėrio karalystė, virsta blogio imperija netrukus. Tada, reiškia, apleidžiama statyba, kurį laiką nutraukiama, netrukus sukuriamas kitas projektas ir vėl iš naujo istorija kartojasi. Puolė žmogus laimę tikisi rasti ne bendrystėje, bet vartojime arba visko naudojime, visko kontroliavime. Va čia tas kitas raktinis žodis šalia bendrystės, kitas žodis yra vartojimas. Vartojimas iš esmės nėra blogas žodis. Dievas mūsų sukuria, kad mes vartotume maistą, teisingai naudotumėmės kūrinijos gėrybėmis. Tas viskas yra gerai. Taip ir yra, mums visa kūrinija atiduota, kad mes ją teisingai naudotumėmės. Ta kūrinyje. Tai žodis vartojimas pats savaime nėra blogas. Bėda yra ta, kad žmogus po nuopuolio vartojimo santykį perkelia ir į santykį su asmeniu. Jisai tampa radikaliu vartotoju. Jisai vartoja ne tik tai maistą, daiktus, kūrinyje, kas būtų teisinga, teisingai naudotis, vartoti, viskas gerai. Bet jis vartojimo tokį požiūrį, vartojimo laikyseną perkelia ir į visą kitą. Nes matai, kaip vartotojas arba vartojime aš kontroliuoju padėtį. Aš naudodamasi savo protu, savo valia, savo talentais, aš padėtį kontroliuoju. O puolęs žmogus, nepasitikintis žmogus, jisai yra tas didysis kontrolierius. Jisai sako, esminius dalykus aš turiu vadeles laikyti tvirtai savo rankose, nes iš tikrųjų niekas mano laimę nesirūpina. Ir už tai vartojimas toksai patrauklus, nes vartojime aš vadeles laikau savo rankose ir puolęs žmogus, laimės trokštantis žmogus ir į santykį su kitu asmeniu eina kaip vartotojas. Ir vyras ir moteris iš tų bendrystėje esančiųjų, jie tampa vienas kito atžvilgių vartotojais. Lietuviškas vertimas pradžios knygos 2 skyriaus to žodžio, kur
Prisimenat, kai Dievas sukuria reiškia yra vyras sukurtas ir sukuriama moteris. Ir Dievas atveda visą kūriniją prieš Adomą ir vyras nerado savo tinkamo bendrininko. Va tas žodis bendrininkas labai svarbus žodis yra ir lietuviškas vertimas šito žodžio bendrininkas yra truputį neaiškus ir netikslus, nes bendrininkas tai daugiausiai ir nusikaltimų bendrininkas, toks, sėbras kažkoks toks, reiškia. Čia reiškia, mes turim savo supratimuose pasitaisyti šitą vietą. Čia norėta pasakyti, tas žodis bendrininkas kyla iš žodžio bendrystė. Jie yra giminingi žodžiai. Reiškia, Dievas atveda visą kūriniją prieš Adomą ir paaiškėja, kad kūrinijoje nėra nieko, su kuo jis galėtų turėti lygiaverčių asmenų bendrystę. Adomui nėra su kuo turėti bendrystės, nėra kito asmens. Jisai gali globoti gyvūnus, jis gali jais rūpintis, galbūt net juos truputį tenai patreniruoti, padresiruoti kažką, net gal ten išmokyti kokius tai veiksmus atlikti, bet tai yra nelygiaverčių, jam reikia lygiaverčio, kuris galėtų turėti lygiaverčių asmenų bendrystę. Ir Adomas jaučiasi vienišas iki nuopuolio, dar nuodėmė neatėjus į pasaulį ir pats Dievas konstatuoja, kad žmogui yra negera, nes nėra su kuo turėti lygiaverčių lygios vertės asmenų bendrystės. Ir tada sukuriamas kitas aš, kitas asmuo sukuriamas, moteris, skirtinga, tačiau lygi verte. Tačiau skirtinga, kaip reiškia daugybė atžvilgių skirtinga nuo vyro, tačiau lygi verte. Ir tie skirtingumai yra Dievo duoti tam, kad vyras ir moteris galėtų savo skirtingumais vienas kitą apdovanoti. Tai čia yra Dievo planas. Ir dovanodamas tau, ko tu neturi, aš myliu. Tai yra pati giliausia, pati labiausiai žmogui laimę teikianti bendrystė. Netgi vienintelė žmogui laimę teikianti bendrystė yra meilė. Tai štai reiškia vyras ir moteris sukuriami meiliai, bendrystei, kad vienas kitam galėtų save dovanoti kaip lygios vertės asmenis ir galėtų būti bendrystininkai, bendra keleiviai gyvenimo kelionėje. Kartu eiti greta, šalia gyvenimo kelionėje. Tai va tas žodis bendrystė labai labai svarbus mums yra. Ir jų kaip asmenų bendrystė būtų svarbi laimės dalis. Vyro ir moters tarpusavio bendrystė būtų dalis, ne visa, bet dalis jų tarpusavio laimės, nes jų laimės išpildymas galutinis yra bendrystė su Dievu. Tačiau bendrystė su Dievu nėra konkurentas bendrystės arba meilės vyro moteriai ir moters vyrui. Atvirkščiai, vyro meilė moteriai yra tramplinas į meilę Dievui. Ir atvirkščiai. Reiškia, meilė artimui yra meilės Dievui dalis arba starto aikštelė. Ir meilė Dievui išsireiškia per meilę artimui. Tai vėlgi turėkim minty, kad meilė artimui ir meilė Dievui yra ne konkurentai, bet vienas kitame ir vienas kito išraiškos tai yra. Tai čia yra Dievo pradinis planas ir tai yra laimės planas vyrui ir moteriai. Ir šitas laimės planas yra savo gelmėje išdarkomas, kai vyras ir moteris priima žalčio pasiūlymą laimės ieškoti ne pasitikėjimo kupinoje bendrystėje, o naudojimesi kitu. Nesvarbu, kas tas kitas bebūtų. Ar tai būtų kūrinyje, ar tai būtų kitas žmogus, ar netgi Dievas. Ir puolęs žmogus bando vartoti viską, netgi Dievą. Ir tas vartotojiškumas Dievo arba antgamtinio pasaulio atžvilgiu yra ne kas kita kaip magija.
maginės praktikos, yra valdžios ėmimas antgamtiniam pasauliui. Taigi dabar grįžkime atgal prie to žodžio vartojimas ir puolęs žmogus tą vartojimo santykį išplečia praktiškai iki 100%. Jisai vartotojišką požiūrį nukreipia į bet ką kitą, taip pat ir į kitą asmenį ir į savo sutuoktinę. Ir tai esmiškai išdarko, iškraipo jų tarpusavio santykius, jų laimę. Žvilgtelsime, kaipgi tas iškraipimas atrodo. Pradžios knygos pirmieji 3 skyriai pasakoja apie tai ir labai vertėtų juos atidžiai su malda perskaityti, ramiai pamąstant. Aš imsiu tik tai atskirus fragmentus jų ir po nuopuolio, kai Dievas konstatuoja nuopuolio pasiekmes viskam, tame tarpe vyrui ir moteriai. Štai kai jisai sako moteriai, 3 skyriaus 16 eilutė. Aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą, skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. Vėlgi, 21 amžiaus skaitytojas šitoje frazėje gali matyti tokį Dievo, pikto Dievo, supykusio Dievo kerštą. Ne? Supyko Dievas ir dabar va taip padarysiu aš tau. Neteisingas požiūris. Čia yra to laikmečio kalbėsenos būdas ir mąstysenos. Nuodėmė neša pasiekmes. Ir pačioj kūrinijos tvarkoj yra jau įrašytos tos pasiekmės. Yra panašiai kaip jeigu aš išlipsiu per langą šičia 3 aukšte, aš tiesiog nukrisiu, nes veikia traukos dėsnis. Tai aišku, tą traukos dėsnį galų gale sukūrė Dievas, tai galų gale jisai atsakingas yra už tai. Bet nebūtų teisinga sakyti, Dievas čia tai paėmė ir padarė, kad aš nukritau. Ne, kūrinijos tvarkoje tai yra įrašyta, kad pasirinkimai neša pasiekmes. Mano pasirinkimai neša pasiekmes. Jeigu aš, čia žengsiu per langą, tai aš nukrisiu. Ir tai yra Dievo sukurtoji tvarka, ne? Bet aš esu kaltas dėl to. Aš padariau pasirinkimą. Tai štai kokios pasiekmės yra nuopuolio moteriai, arba dar konkrečiau moteriškumui. Moteriškumas išsikraipo. Ir štai tas išsikraipimo, čia vėlgi labai turtingas daugybė simbolių šitoj trumpoje frazėje, kreipsiu jūsų dėmesį į paskutinę jos dalį, aistringai geisi savo vyro. Čia yra tas giluminis metafizinis geismas, ne seksualinis geismas, o metafizinis geismas, kur moteris atsakymų į giliausius klausimus, kas ji yra, ar ji yra vertinga, kiek jinai yra vertinga, ieškos vyre. Ir vyras, ir tada jinai sulinksta į vyrą. Vyras tampa, tas, į ką jinai sulinko. Ir moteris, puolusi moteris, tam, kad užsitikrintų, šitą giluminį poreikį, to giluminio poreikio savo identiteto, kas jinai yra, užtikrinimui, jinai bandys vyrą, kaip čia pasakius, kontroliuoti, turėti ir tam tikrą prasme naudoti jį, vartoti jį. Moteris tampa, vyro atžvilgio, jai, turėtoja, vyro turėtoja tampa. Ir jau santykis nėra džiaugsmingas ir laisvas savęs dovanojimasis, bet yra verčiau, yra neramus, ėmimas, turėjimas, dirščiojimas, ar tu nepabėgsi. Moters į vyrą santykis tampa toksai. Dabar vyro santykis, tas esminiai santykiai suyra ir tas suirimas sekančiose eilutėse, vėlgi jos labai yra turtingos, labai daug čia visko yra. Žmogui Dievas tarė,
kadangi tu paklausai savo žmonos balso ir valgy nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi, te būna už tai prakeikta žemė. Triūsu maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas, erškėčius ir usnis ji tau želdins, maitinsiesi laukų augalais. Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Daug čia visko yra. Vienas iš raktinių žodžių, kuris čia kartojas, yra darbas. Puolęs vyras atsakymų į giliausius klausimus, kas jis yra, ar jis yra vertingas, kiek jis yra vertingas, ieškos darbe ir su juo susijusiuose dalykuose. Tai yra uždarbis, karjera, socialinis statusas ir panašus dalykai. Ir puolęs vyras yra tas didysis daiktų turėtojas. Jisai atsakymų į savo svarbiausius klausimus ieškos turėjime, kurį galima gauti per darbą. Jisai darbas, dalykai, įvairios pramogos, malonumai, atostogos, automobilis šiais laikais, jeigu man, visa tai yra, kame puolęs vyras ieškos giliausių atsakymų į savo klausimus ir dabar taip pat į tą darbų sąrašą reikia įtraukti ir gražią moterį. Šalia geros mašinos, namuko, sodo, atostogų ir šitam visam sąraše yra ir dar vienas dalykas, kurį puolęs vyras turi, yra graži moteris, kur to turėjimo svarbi dalis yra seksualinis turėjimas. Vyras yra tampa vartotojas moters, ypatingai seksualinėje plotmėje. Ne tik, bet ypač seksualinėje plotmėje. Ir štai šitie du asmenys, kurie buvo sukurti artimai bendrystei, jų bendrystės pobūdis labai pasikeičia ir iš dosnaus savęs dovanojimo pereina į kito vartojimo, kur vyras vartoja moterį kaip kitus gražius, vertingus daiktus savo turimus seksualiai, moteris turi vyrą psichologiškai. Ir jie, yra du vartotojai. Dabar būtų galima kelti klausimą, o gal tokia būsena visai nebloga, nes jie abu yra reikalingi vienas kito, jie vienas kitam gali duoti, ko kitas nori, tai gal visai, kaip sakant, čia ir tvarkinga, stabili būsena būtų. Bėda su šia būsena yra ta, kad jinai nepatenkina tų giliausių žmogaus širdies troškimų. O tie giliausi žmogaus širdies troškimai yra troškimas besąlygiškai save padovanoti ir kito dovanojimąsi besąlyginį primti. Žmogaus giliausias širdies troškimas yra nevartojime ir vartojimo keliu nepasiekiamas, nepatenkinamas. O reikia pereiti ant visai kitų bėgių, ant tos bendrystės bėgių reikia pereiti, o vartojimas yra, kaip sakant, vartojimas daug gali duoti. Aš vėlgi nenoriu pasakyti, noriu, kad pamatytume, kad vartojimas yra labai patrauklus, nes jisai daug duoda. Seksualiniai malonumai yra tikri malonumai. Tai nėra kaip sakant, jie yra tikri malonumai ir netgi jie yra Dievo plano dalis. Dievas sukuria žmogų pajėgų patirti malonumus, tame tarpe seksualinius malonumus. Bet neužtenka šito. Šito neužtenka. Žmogaus širdis yra besotė. Ir jei tokių ribotų ir laikinų dalykų, kuriuos žmogus gali pasiekti vartojimo keliu, turėjimo keliu, neužtenka. Jam reikia besąlyginio, visiško, tai reiškia faktiškai begalinio kažko tai, savęs padovanojimo visiško. Ir jisai trokšta kito dovaną priimti žmogus. Ir štai reiškia tie du vartotojai, kurie truputį skirtingais būdais vienas kitą vartoja, tiek kiek jie yra puolę, tiek jie eina šitų vartojimo keliu,
jiems atrodo, kad šitas kelias, kaip sakant, yra tinkamas ir duos tai, ką žada duoti, bet jeigu tuo keliu nueiname iki galo, kitaip sakant, jeigu vyras turi moterį taip, kaip jisai nori, kaip vartotojas seksualiai iki galo, jis tą moterimi pasibodi. Kai jisai jau pasiekia iki galo, jam jinai pasidaro neįdomi. Nes giliausiai širdis liko nepatenkinta ir kažko reikia daugiau. Ir tada kai puolęs žmogus, jisai kaip puolęs vyras, jisai daro išvadą, kad ne tas žmogus. Reikia pakeisti moterį. Ne gal truputį apsidėvėjo jau ir reikia naujesnės. Tas pats yra ir su moterimi. Kai jinai pasiekia ir turi, ir vynioja apie pirštą iki galo, tas vyras jai pasidaro neįdomus. Ir jinai turbūt pakeičia irgi, pameta. Arba juo naudojasi, nes kai kuriais atžvilgiais jisai naudingas yra. Nes kai kuriais atžvilgiais duoda tai, ko nori. Bet iš esmės jinai jį niekina. Šitie žmonės, kai jie kaip vartotojai eina šituo keliu iki galo, tas vartojimo kelias neduoda jiems to, ką jie norėtų. Ir netgi jeigu jie lieka kartu dėl kokių tai pragmatiškų priežasčių, jų laikysena vienas kito atžvilgiu yra bodėjimasis. Širdis kažkur tai kitur. Jinai ieško, laksto, reiškia, ta spurdanti yra kažkur tai kitur. Kaip vartotojai jie to nepasieks. Dabar noriu kreipti jūsų dėmesį į tai, kaip yra iškreipiamos specifinės Dievo duotos savybės vyrui ir moteriai. Neatsimenu, ar praeitą kartą šitą sakiau. Turbūt, kad ne. Dievas apdovanoja vyrą ir moterį, reiškia specifinėmis tik vyrui, tik moteriai skirtomis dovanomis. Tam, kad tarpusavio meilės bendrystėje jie galėtų vienas kitą džiaugsmingai apdovanoti tuo, ko tu neturi. Aš tau duosiu. Ir aš keletą iš tų savybių pavardinsiu čia. Vyro išėjusio iš kūrėjo rankų, pagal kūrėjo planą, tokios esminės savybės yra patikimumas. Vyras pirmiausiai yra patikimas, prie kurio galima su pasitikėjimu glaustis. Šalia jo yra gera prie jo glaustis. Jis yra patikimas. Gebėjimas įsipareigoti, labai svarbi vyro savybė. Gebėjimas paaukoti savo poreikius dėl pasirinkto tikslo. Gebėjimas ištverti sunkumuose ir vesti kitus per sunkumus. Čia keletas iš vyro biblinių savybių yra. Moters biblinės savybės. Moteris visų pirma yra specialistė, didžioji specialistė bendrystės. Reiškia, jinai sukurta, kadangi trūko bendrystės. Tai Dievas sukuria moterį kaip specifinę dovaną turinčią užmegzti bendrystę. Jinai auginti santykius. Gebėjimas pamatyti tai, ko trūksta. Reiškia, moteris turi tą gebėjimą detalės pamatyti ir papildyti. Reiškia, jinai tai turi. Moters, ar gal tiksliau moteriškumo, esminis bruožas yra ramybė tiesiog būti. Jeigu vyrui Dievas įdegė tą veiklumo, reiškia, geną, tai būt galima sakyti kabutėse, tas vyras yra didysis, reiškia, darbų vykdytojas, jisai yra planuotojas, projektuotojas ir vykdytojas, ir vyras, reiškia, dirba sodą ir moteris dirba sodą. Bet moters specifinis, reiškia, savybė, specifinė dovana yra tuo, kad jinai turi ramybę pati savyje. Jinai rami tiesiog buvime. Jai nereikia pateisinti savęs per veiklų sąrašą. Jai nereikia vakare persižiūrėti savo darbo užrašus ir sakyti, nebereikalo praėjo diena. Ne, jinai tiesiog būna. Tarp kitko, Marijoje, vėliau po 2-3 paskaitų gale kalbėsiu apie tai, Marijoje šitas buvimas, ramybė buvime realizuojasi iki galo. Marija visiškai rami,
ir jinai visai nemato jokios grėsmės savo savivertei tame, kad jinai nėra apaštalė, jinai nėra vyskupė, jinai nėra bažnyčios vadovė, o Petras yra. Ir Marija neina konkuruoti su juo, reiškia, pasistumdydama, sakyti, aš Dievo motina esu. Jinai visiškai dingsta iš akiračio, reiškia, ir jinai ramiausiai kažkur tai užkampy, ir jos buvime yra tokia jėgainė, atominė, branduolinė, visai bažnyčiai, kuri nieko nepakeičiama, ne apaštalo Pauliaus superveiklumu nepakeičiama, netgi atvirkščiai, Pauliaus superveiklumas jėgą gauna iš Marijos tylios maldos. Ir mes, dabar einu toliau, mes gyvename puolusio vyriškumo valdomame pasaulyje. Vakarų visuomenė ir didelė žmonijos istorijos dalis yra puolusio vyriškumo valdoma visuomenė. Nes šitos dvi lytys, puolusios lytys, jos, ką jos bando daryti? Jos bando paimti valdžią. Iš esmės paimti valdžią ir tas valdžios ėmimas reiškiasi įvairiais sluoksniais, tame tarpe ir poros, šeimos lygmenyje, kituose lygmenyse tas valdžios ėmimas, taip pat ir visuomenės lygmenyje. Ir turime tokius du stambius modelius. Turime patriarchalinę visuomenę, kurioje vyrauja, vadovauja puolęs vyriškumas, arba turime matriarchalinę visuomenę. Ir galima, aišku, padiskutuoti, pagalvoti, kuri iš jų yra geresnė arba blogesnė. Ir kurios gal reikėtų pageidauti ir stengtis ją sukurti. Taigi dabar toliau žvelgiant į tas biblinės vyro savybės, patikimumas, gebėjimas ištverti sunkumuose, gebėjimas eiti per sunkumus ir kitus vesti per sunkumus. Jeigu pažiūrėsime į šitas savybės ir dabar peršauksime į 20 amžių, 21 amžių, mūsų aplinką, mūsų gyvenimą vakarų visuomenėje, mes ko gero nesunkiai, nereikia didelio įžvalgumo, pamatysime, kad toli gražu, kai prasideda sunkumai, pavyzdžiui, šeimoje, kas pirmas pabėga. Kai jūsų klasėse, nežinau kaip, žiūrėkit, aš mokyklą baigiau prieš 20, jau tuoj 30 metų bus vidurinė, bet dar gerai prisimenu. Kai reikėdavo kokį nors padaryti, tokį visuomeninį darbą, pavyzdžiui, pasveikinti auklėtoją su gimtadieniu. Tai susirinkdavo klasiokai, likdavom po pamokų, ir būdavo vyrukų ir mergaičių. Plepam visi ten projektus, kuriam. Paskui ateina tam toks tikras laikas, kai reikia daryti. Tai kas darys? Ir pas mus dažniausiai likdavo kokie 3-2 žmonės, labai retai jų tarpe būdavo vyrukas, bet galų gale viską padarydavo 1 arba 2 mergaitės. Tai reiškia nueit nupirkti gėlių, parnešti gėles, sutvarkyti kabinetą ir papuošti kabinetą. O tai palauk, atsiprašau, o tai kur biblinė vyro savybė prisiimti atsakomybę? Biblinė vyro savybė reiškia ištverti sunkumuose, tai reiškia projektą įvykdyti iki galo. Ir netgi ne tik ištverti sunkumuose, bet vesti kitus per sunkumus. Ir kažkas atsitiko. Kažkas, reiškia, su vyru atsitiko ir tas, kas atsitiko su vyru, yra nieko naujo visiškai. Per visą istoriją tai įvairiom grimasom iškreiptom vyksta ir 20 amžiaus viduryje susiformuoja, o gal tiksliau yra sąmoningai suformuojas tam tikras vyro imidžas, tam tikras vyro supratimas, kuris irgi nėra labai naujas, tačiau turi tam tikrų naujų aspektėlių. Ir jeigu taip reikėtų padaryti tokį proto šturmą, aišku, šita auditorija, kuri esame čia, tai mes jau esame sugadinti ir nepadarysime to proto šturmo autentiškai, bet jeigu paimtume tokius normalius žmonės, kad ir kokius jaunus 12-okus, reiškia, ar studentus, ir bandytume tokį eksperimentą padaryti, sakytume, reiškia,
turim prieš mus 20 tarkim 18 mečių ir ant lentos sakykite savybės tikro vyro. Arba kai girdite žodžius tikras vyras, kokie vaizdiniai, mintys, jausmai ateina pirmiausiai į galvą, be cenzūros tiesiog, kai ateina tas proto šturmas, ateina į galvą. Ir aš spėju, kad apibendrinus jų išvardintas savybės, tikro vyro galų gale viskas susivestų į 3 galias, 3 galios, 3 tokios potencijos. Tai tikras vyras yra, tikriausiai būtų nesunkiai galima jų atsakymuose iškristalizuoti. Tikras vyras yra pajėgus fiziškai, finansiškai ir seksualiai. 3 pajėgumai. Štai kas yra tikras vyras. Čia. Ir 20 amžiuje susiformuoja specifinė puolusio vyriškumo forma, kurią tiksliausiai apibūdina tas faktiškai toks, reiškia, archetipinis žurnalas, gerai žinomas mums visiems, tai yra Playboy. Playboy. Ir jo net ir pavadinimas yra labai labai tikslus pavadinimas. Tai yra žaidimų berniukas. Kodėl žaidimų berniukas? Kodėl jisai mums kaip krikščionim žvelgiančiams į šitą labai skaudžią sritį, kodėl jis mums labai, reiškia, daug kalba? Todėl, kad tai yra nesubrendęs vyras. O kodėl nesubrendęs? Nes jis negeba prisimti atsakomybės. Jisai negeba prisimti atsakomybės ir ištverti sunkumuose. Atvirkščiai, žaidimų berniukas jam gali būti 50, 60, 30, kiek nori metų, nesvarbu. Čia biologinis amžius nesvarbus yra. Žaidimų berniukas yra tas, kuris, žiūrėkit, kaip vaikai žaidžia. Žaidžia smėlio dėžė ir tam tikrų momentų sako, man atsibodo, aš taip daugiau nežaidžiu. Ir perina į kitą smėlio dėžę. Tai va, žaidimų berniukas. Reiškia, jisai yra tol, kol man smagu. Kai man nustoja būti smagu, aš sakau, daugiau aš taip nežaidžiu. Ir man turi būti smagu. Ir perina į kitą smėlio dėžę. Reiškia, tas negebėjimas įsipareigoti yra specifinė savybė, reiškia, ta skiriamasis ženklas Playboyaus. Ir jisai yra, reiškia, labai egocentriškas, gyvenantis savo malonumui, ypatingai seksualinėje plotmėje, bet ne tik seksualinėje plotmėje, yra. Ir štai, reiškia, turime tokį specifinį, labai stipriai, labai įtaigiai suformuotą šiandieninio vyro įvaizdį, prie kurio žinodami arba net nežinodami lygiuojasi faktiškai visi vakarų vyrai. Ir mes kaip krikščionys, jeigu mes bandome vis dėlto būti Dievo vyrai, turėsime daryti labai drastiškas, rimtas pataisas savo gyvenime, kad atsiplėštume nuo šito labai galingo įvaizdžio, nuo Playboyaus. Ir Playboyus, kaip matote, yra tas egocentrikas, kuris naudojasi savo dovanomis, savo įvairiom dovanom, ne tam, kad apdovanoti kitą moterį šiuo atveju, bet kad save įtvirtinti. Kaip reaguoja puolusi moteris į šitą puolusio vyriškumo, faktiškai Playboyaus valdomą situaciją? Puolusi moteris reaguoja dvejopai. Iš vienos pusės jai reikia vyro, jai reikia metafiziškai vyro, ne seksualiai, ne ekonomiškai, jai reikia metafiziškai, nes jos giliausias moteriškumas, kaip puolusios moters, kaip maište prieš Dievą esančio kūrinio, jinai apsisprendusi tą giliausią savęs patvirtinimą, savo vertės ir savo moteriškumo vertės rasti vyre. Ir jinai bandys eiti prie to vyro, netgi jeigu jisai yra tik toksai. Jinai savo gelmėje Playboyumi bjaurisi. Jinai negerbė Playboyaus, bet jai vis tiek jo reikia. Ir tada jinai naudosi savo turimais resursais, o kokiegi jos turimi resursai, kad jinai gautų Playboyaus dėmesį ir pripažinimą.
ir, reiškia, ir visa kita, grožis, patrauklumas, seksualumas ir panašus dalykai, jinai žino, ko nori pleibojus, jai reikia pleibojus pripažinimo ir jinai pasistengia tą savyje turėti. Ir nesunkiai galime matyti, kokios pastangos dedamos išlaikyti kūno formas, nes pleibojus to nori. Ir aš negausiu vyro dėmesio tada. Ir tiesiog herojiškos pastangos dedamos, reiškia, žygdarbiai, kentėjimo, kiek grožis aukų reikalauja, nes reiškia, ir giluminis tas poreikis šitoje vietoje moters reiškiasi. Iš kitos pusės moteryje auga pyktis prieš šitą faktiškai liurbį. Koks čia vyras? Nes jinai vis dėlto ilgisi savo širdyje ir jinai žino, kas yra tikras vyras. Jinai žino, kad tikras vyras ją nesinaudos. Tikras vyras yra tas, prie ko jinai gali su pasitikėjimu glaustis, nebijodama, kad ją bus pasinaudota jos silpnumu. Ir štai moteris dairosi aplinkui ir neranda tokio. Ir ką jinai tada daro? Jinai sako, nėra aplinkui nei vieno stipraus ir patikimo, prie kurio aš galėčiau su pasitikėjimu glaustis. Tai kasgi man belieka? Belieka man pačiai tapti stipriai ir patikimai, nes neturiu prie ko glaustis. Ir tiesą sakant, man ir nereikia. Ir ką mes turim? Mes turim feministę. Tai yra ta tvirta, stipri, savim patenkinta, save aprūpinanti moteris, kuri yra tvirta visapusiškai, psichologiškai, finansiškai, fiziškai ir kaip tik norite. Ir tai yra moteris, kuri reiškia niekina vyrą, niekina vyrus ir jinai sako, man jų nereikia. Tačiau feministės tragedija yra tame, kad jinai nors ir maištaudama prieš puolusį vyriškumą, prieš tą iškreiptą infantilišką vyrą, jinai čia pat jį mėgdžioja. Jinai faktiškai, ką sako feministė, yra štai kas. Man nereikia vyro, aš tapsiu pati kaip vyras. Aš dirbsiu, uždirbsiu, turėsiu ir tai bus manęs patvirtinimas. Ir aš būsiu saugi ir tvirta tame. Ir feministė maištaudama prieš puolusį vyriškumą, tačiau jį kopijuoja čia pat. Niekur nuo to nepabėga jinai. Tai čia būtų mums gerai žinomas dabar iš vakarų ateinantis tas vakarietiškas feminizmas, ta business woman, ta tvirta moteris, tokia bankininkė, verslininkė, šitas būtų. Tačiau didelė dalis iš čia mūsų sėdinčių esame patyrę ant savo gyvenimuose, matėme kitą feminizmo formą. Tai prisimenate tą reiškia vatovkę apsirengusi tvirta, nors truputį palinkusi moteriškė, ant savo pečių tempianti visą kolchozą ir girtą vyrą taip pat ant viršaus. Ir jinai ištemps. Tarp kitko, sovietizmas yra lygiai šitas pats puolusio vyriškumo suformuota, reiškia, visuomenė, pasaulėžiūra, netgi jų simboliai yra labai ryškūs tame. Prisimenat tą raumeningą ranką laikančią kūjį ir nemažiau raumeningą ranką laikančią pjautuvą. Reiškia, mes vėl turime tam tikrą vyrę, kuri gali traktorių vairuoti, kombainą vairuoti ir ką tik nori. Jinai yra ta vyrė. Jos vertė yra tame, kad jinai yra stipri, jinai daug produkcijos gali duoti. Reiškia, tai va čia yra kitas, yra lygiai tas pats moteriškumo iškraipimas. Vargšės moteris ieško savo identiteto ir neranda kito kelio, kaip tik tai būti kaip vyras. Aš būsiu kaip vyras. Bet tam, kad jinai tokia būtų, jinai ar vienu keliu, ar kitu keliu, jinai turi išduoti savo giliausią moteriškumą. Ar jinai taps pleibojaus
kaip čia dabar pasakyti, reiškia, aptarnautoja, ar jinai taps prieš pleibojų maištautoja, vis tiek jos atskaitos taškas yra pleibojus. Yra puolęs moteriškumas, jos atskaitos taškas. Dar porą žodžių apie tą, reiškia, apie tą pleibojaus aptarnautoją. Labai nenauja laikysena moters, kai vyras moterį vartoja, naudojasi ją seksualiai. Ir atrodo, kad vyras moteriai daug duoda. Pasaulio religijų istorijoje, jeigu žvelgsime, labai šita laikysena vyro seksualinio naudojimosi moterimi ir reiškia ir netgi suteikimo šitam naudojimuisi svarbios religinės reikšmės yra paplitęs dalykas. Kitaip sakant, pasaulio religijose šitas vyro ir moters santykis netgi yra įgavęs religinę prasme. Ir mes turime, reiškia, įvairias formas, kur moteris atlieka svarbų religinį vaidmenį, reiškia, savo seksualumu ir per tą seksualumą einančiais įvairiais religiniais ritualais, reiškia, padėdama vyro bendravimui, maginiam bendravimui su antgamtiniu pasauliu. Ir visi esate kažkiek skaitę Seno testamento. Ir Senam testamente kananiečių religijoje turime labai ryškes tas išraiškas, kur reiškia, moterys yra šventyklų patarnautojos, sakralios prostitutės ir vyrai ateina, susimoka ir atlieka tam tikrus, reiškia, ritualus, kurių tikslas yra geras derlius, geras gyvulių prieauglis ir panašus tokie kasdieniai vartotojiški dalykai. Ir moteris šitame santykyje tampa keliu pas dievybę. Moteris tampa mediumu, moteris yra sudievinama. Netgi jinai tampa dievaitė, tam tikra dievaitė. Ir tuo pačiu judesiu, kuriuo jinai yra sudievinama, jinai čia pat yra ir sudaiktinama, nes vyras ją naudojasi, vartoja ją kaip priemonę savo tikslams pasiekti. Tai Kananas ir tikriausiai sekantį kartą plėtosiu šitą temą daugiau, bet noriu kreipti jūsų dėmesį, kad 21 amžiaus pradžioje, 20 pabaiga, 1 pradžia, čia gyvename, mes matome faktiškai tą patį procesą. Eidami pro kioskus, Maksimoje prie kasų, mes matome tas rietuvės žurnalų ir iš kai kurių žurnalų į mus žvelgia tos tobulos, vyro žvilgsnį prikaustančios dievaitės, Cosmopolitan, Žmonės ir kiti. Ką mes ten matom? Mes matom tas tobulas, tą tobulą reiškia moterį, kuri išdidžiai žvelgia ir nepriklausomai atrodo, bet iš tikrųjų jinai pataikauja puolusiam vyriškiui, tam puolusiam vartotojui, kuris ją čia pat vartoja, savo žvilgsniu vartoja. Ir jis ją dievina, nes jinai jam nepasiekiama yra. Moterys, ar norėtumėt būti dievinamos? Argi nenuostabu būti dievinamai? Bet tuo pačiu judesiu, tuo pačiu žvilgsniu, kurį tas vyras dievina, kuriuo tas vyras ją sudievina, čia pat jis ją sudaiktina. Jinai tampa jam priemonę jo seksualiniam poreikiui, potraukiui, malonumui padirginti. Tai va ta šizofrenija. Reiškia, moteris yra sudievinama ir čia pat sudaiktinama, čia pat vartojama, pavartojama čia pat. Ir jeigu galėtų vyras ją pavartotų iki galo. Ir pavartos iki galo jis ją numestų. Šičia. Nes jisai jai neįsipareigotų, nes jam nerūpia jos gyvenimas, jos norai, jos sveikata. Ne? Jisai žiūri į ją kaip į objektą, kuris mane tenkina, jis ją vartoja ir tas dievinimas ir daiktinimas yra. Tai va čia yra tos tragedijos, kurios dalis mes esame dabar, kiekvienas esame, reiškia, ir dabar kokią laikyseną mes čia užimame, esminis dalykas. Biblijos iššūkis, biblinė seksualinė revoliucija, į kurią mes esam kviečiami,
yra šitas žirklis, šitas šizofrenija bendra keleiviai, lygia verčiai, du asmenys keliauti gyvenimo kelionę kartu. Štai yra tas Dievo planas, Dievo meilės ir laimės planas. Po nuopuolio jisai tampa sunkiai pasiekiamas, tačiau pasiekiamas. Reikės mokėti kainą, kainuos skausmo, kainuos pastangų, bus nuopuolių, tačiau tai yra įmanoma. Tai noriu užbaigti su gerąja naujiena, kad neliktume neviltyje. Ir Dievas turi planą, turi priemonės tam planui įgyvendinti, kad vyras ir moteris Dievo plane galėtų nustoti būti vartotojai, kurie yra iš esmės vargšai. Pleibojus yra iš esmės labai labai vargšas žmogus, nelaimingas. Jis gali turėti labai daug, jis gali būti labai turtingas, to žurnalo įkūrėjas, pavyzdžiui. Ne? Ir jis gali turėti labai daug partnerių, bet jisai neturi, jisai jau savyje vos ne 100% sunaikinęs gebėjimą pamatyti moterį kaip asmenį, o ne kaip objektą pavartojimui. Labai vienišas žmogus yra. Ir tą vienišumą jisai savo bando kompensuoti vis gausesniais seksualiniais patyrimais. Bet šituo keliu eidamas tu širdies troškimo bendrystėje nepatenkinsi. Tai Jėzuje Kristuje, apie ką kalbėsiu dar sekantį kartą, mes turime galimybę atstatymui. Tai yra moteriškumo ir vyriškumo giluminiam perkeitimui, sugrąžinimui ir viršymui to Dievo plano, kuris buvo pradžioje.